7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kita pabaiga ir pralaimėjimas, kas pirmiausia kyla galvoj, bendrinant šitą. Man kas kyla galvoj, tai negerai ant savęs varyti, bet prašokau ant lygių, kai buvo akcentuojama, kad nešokti. Ir buvo mūsų +1, tada įmetė 2 baudas -1 ir tada, nežinau, nesugebėjau kamuolio pasiimti nuo manęs jau. Tai tas, kas kyla į galvą. Tai mes pradžiai vėl pirmam kėlinyje atrodo, jie 5 tos tritaškius įmetė, mes neprasižengiam laiku. Tai vėl tas pats ir, aišku, lengva pasakyti, bet turim tą padaryti, nes rungtynės, pavyzdžiui, su Monaku ir parodė, jeigu mes nebijom prasižengti, vos ne visa komanda po 2-3 baudas turi, tai yra rezultatas +15, +20, o dabar, na taip, jie pataikė, bet jie yra labai, labai talentinga komanda ir nenustebino, kad jie taip pataikė, tiesiog laisvai mėtė, nesuratavom, irgi kas buvo akcentuojama trenerio štabo planas buvo sudėliotas, jo neišpildėm. 7 tritaškiai jų per pirmą kėlinį, 10 per pirmą pusę. Čia tas turbūt esminis, per daug patogiai pasijuto atakuodami iš toli. Tai jo, tai paskui tos mini klaidelės, kai atrodo turim jau kamuolį pasiėmę ir tie 50 ant 50 kamuoliai. Tada atrodo jau bėgu į greitą, atsisuku, jau Svaideris meta laisvas tritaškį. Tokie mini pavyzdžiai ir daug reiškia, kiekvienas taškas daug reiškia, bet mums kartais atrodo, kad čia įmetė, važiuojam toliau, bet negalim taip, tai ir atrodo grįžtam, bet paskui vėl tas mini nei taktinis, nei ką, tiesiog mes patys, nežinau, turim tą kontaktą, vėl pasikartosiu, tai tiek. Šios komandinės pražangos treneris atrodo net ėjo iš proto šalia šoninės linijos, trečiam kėlinyje šis vieną turėtų komandinę pražangą likus minutį iki kėlinio pabaigos. Kaip čia sakai, nežinau, čia atsidavimo klausimas ar kieno, kad tai vienose rungtynėse pavyksta šitą išpildyti, o kitose va taip atsitinka. Ar čia koks? Ar atsidavimo klausimas, ar pasiaukojimo, kaip čia apibūdinti? Negaliu atsakyti šitą klausimą, bet nežinau, kažkaip neteina mum į galvą, kad reikia bauduoti ir nereikia bijot bauduoti, o mes bijom bauduoti. Ir ne tik, nežinau, neminėsiu pavardžių, bet ir aš kartais bijau bauduoti ir kartais atrodo, kad vos 2 baudom, paskui sėdi ant suolo, čia apie visus kalbu, ne tik apie save, sėdi ant suolo ir galvoju, kaip, tai čia ir treneris tą sakė ir viską, bet nežinau, kas turėjo pasikeisti, jeigu mes prieš Monaką baudavom ir viskas buvo gerai, mes laimėjom rungtynės prieš labai gerą komandą, tai nežinau. Pačiam dar vienas tokias sėkmingos rungtynės, iki trečio kėlinio nebuvo įmetęs nė kartą iš toli, bet 2 tritaškiai iš kampų, ketvirtam kėlinį dar vienas toks pačiam nėra tos kažkokio, nežinau, dvejonių metant iš toli netais tenčiausiais momentais. Tai jo, yra gal dvejonė, gal reikia gąsdinti, verštis, bet žinau, dar tobulėjų, dar reikia išmokti, nežinau, ir savo smegenis valdyti, nežinau, kada reikia catch and shoot, kada verštis geriau, reikia stebėti, su kokiu greičiu ateina žmogus į tą vadinamą close-outą ir spręsti, bet daugelis šoka, tai reikia dabar pasižiūrėti ir jo.